Sudalyvauti efektyvumo akademijoje mane paskatino rastas skelbimas internete, kad būtent efektyvumo akademijoje galima labiau save pažinti, išeiti iš komforto zonos ir labai tvarkingai, daug nemąstydama, užpildžiau anketą ir nutariau joje dalyvauti. Žinoma, tas buvo truputėlį anksčiau, negu kad prasidėjo akademija. Tai buvau kažkiek ir pamiršusi, tai tiesiog gavusi tą dieną laišką, kad jau prasideda ji, buvau taip kaip ir nustebusi, kur aš čia papuoliau iš naujo. Bet pradėjus ryškėti paskui kas, kur ir kaip, nutariau, kad iš tikrųjų mano sprendimas priimtas geras, kad aš ir pati ieškau pas save būtent savyje to mygtuko, kaip aš sakau, kurį paspaudus būtų galima save pakeisti. Deja, taip lengva nėra, kad vieną mygtuką paspaudį ir viskas pasikeitė. Čia dalyvaudama iš tikrųjų savyje atradau tokių savybių, kurias iš tikrųjų reikia taisyti. Labai man geras dalykas iš tikrųjų kėlimasis anksti, nes diena tikrai atrodo ilgesnė. Taip pat pasakymas savo ne, kai kurių dalykų iš tikrųjų mane labai pačią šiuo metu žavi, nes senai tų dalykų kaip ir norėjau atsisakyti, bet vis tai gal ne šiandien, tai gal kitą dieną. Dabar savim džiaugiuosi būtent dėl to, kad iš tikrųjų padariusi sprendimą jo ir laikausi. Taip pat noriu padrąsinti visus, jeigu kas abejoja, ar šito reikia. Reikia bandyti visada daryti tai, ką tu pats jauti, kad reikia atlikti, o neklausyti, sakykime, kitų. Nori tai daryti ir padaryk tai. Ir tuo pačiu noriu pasakyti, kad iš tikrųjų priimti sprendimą daryti kažką reikia save priversti stipriai, o ne teoriškai aš darysiu tą ir tą. Kiekvieną dieną reikia daryti mažus žingsnelius link savo tikslo. Kągi, dar kartą noriu, kaip ir visi, padėkoti Efektyvumo akademijai, visiems dalyviams dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų.